Assalamu alaikum, hebra. Aš esu dabar Čekijoje, Ostravoj. Ir ten atsiradau tranzuodamas iš Belgijos. Per video nelabai aiškiai paaiškinau, bet buvo taip. Aš atitranzavau iš Belgijos, draugai išvažiavo iš Kauno ir mane pasiėmė Ostravui. Nuo čia kartu pradėjom kelionę pro Balkanus. Ir prieš tęsiantis video, susipažinkit su mano draugais. Benas, 43. Pravardė Hekas, nesąmonių manipuliavimo ekspertas. Mano, kad sidras yra geriau nei alus. Linas, 15. Pravardė Lince. Mano, kad Kosovas nėra valstybė. Mėgstamiausias alus Švyturio ekstra. Arnas, 24. Rajonė Šilas. Mano, kad Kosovas yra valstybė. Tiki, kad nepadarys avarijos. Lukas, 32. Vadinamasis Puzis. Darbe MMA kovotojas, laisvalaikio 2 vaikų tėvas. Gerai, einam sustik su hebra. Jie šitam Lidle yra. Reiks atrasti. Priet, nusivės. Priet. Gerai, padarėm lengvą apsipirkimą. Pasiėmėm 12 litrų alaus ir biškį mažiau vandens. Bus vakarui. Na, vaidinga, nematai. O, kelionės mašiniukas. Toks pat kaip Samoškas. Pavogiamas. Man įdomu, kiek užtruks, kol mes turėsim visi sėdėti mašinai be maikių. Ne, neužtruks, nes kondiška normaliai veikia. Iš karto būsim be maikių. Atvarėm čia pavalgyt, bet nėra čia. Pavalgiam oro, nes neveikia restoranas čia. Tai šokam į mašiną ir važiuojam į Slovakiją. Kur atvažiavom? Į Klaipėdą. Atvarėm į Klaipėdos Lidlą. Eisim pasimt dešrelių vakarui. Bus dešrelių vakarėlis šiandien. O taip. Gerai, mes dar bandom įsiaiškinti, kas virtuvė yra, ką galim pagaminti. Tokią nuotrauką. 2 pikseliai. Probably холодильниkas, kriauklė, gal kuknė ir čia vėl žino kas. Labai galimai spintelės. Mikromangės tikriausiai nėra, neaišku. Niekas neaišku, ne. O Benas dirba. Šiandien valysim gerai. Pasiėmėm dripsnių visokių, buterbrodų. Oi. Bus 2. Prisimink, apie ką maži svajojom, kol neatėjo šis suaugus tyla. Šio, atvažiavom Airbnb, mašiną pastatėm, bet ne tas namas mūsų. Traukinių stotis. Nu, atvažiavome traukinių stotį iš to mažo bestelio. Ar ką mes jau Slovakijai nenufilmau, kaip pravažiavom. Nu, kažką nufilmau, bet ne iki galo. Tai bandom įsiaiškinti, kur mūsų Airbnb ir jo. Šiaip netaip atradom savo trobą. Taip atrodo iš lauko. Einam pažiūrėti, kas viduj. O, mūsų terasikė. Nebloga. Nuo čia įėjimas į mūsų karališką sostą. Bum. Va šilas. Vyno butelys 4 eurų, jeigu nori pasimti. O va, mūsų karališki apartamentai. Bum, Lince jau vietoj. Va, 2 ant lovos, 1 ten, 2 čia. Visai, va tai va atrodo. Dar kiti kambariai. Dar va tualetas. Labai geras tualetas. Tai va, tokia mūsų troba. Dar parodysiu lauką paskui, ten laukiai bomba bus. O gerai, apgavau. Pagalvau, kad mes turim baseiną, pasirodo neturim. Nu bet nieko, irgi čia irgi gerai. O, bent jau židinį turim. Do not use it. Gerai, kad nemokam angliškai, tai galim naudoti. Всё, reikia eiti prie darbų, reikia pradėti editint vlogą. O, su hebra. Eisim buterbrodų darytis. Gal vieną kitą lau šiandien išlenksim. Galvojau, kad yra baseinas, dabar sužinau, kad nėra, tai biškį liūdna. Po 13 eurų susimetėm už šitas namus, tai visai neblogai sakyčiau. Nu, tai čia ir baigiam mes šiandien šitą vlogą. Nieko daug nenuveikėm. Truputį laukę pasėdėjom.
Dar žiūrim filmą. Tai davai susimatom kitam video, varysim į miestą pavadinimu Bled. Tai susimatom Bled mieste. Bled. Visą. Nu ką, nauja diena, nauji mes. Hebra pasiruošus varyt. Gerai, išsiaiškinom dėl tualeto situacijos, neatskleisim kaltininko, bet apart to mes dabar važiuojam į miestą pavadinimu Bled Slovakijai ir ten varysim prie ežero. Oi, Slovenijai. Jo, mes dar Slovakijai. Tai varysim į Sloveniją ir ten prie to miesto bus ežeras pavadinimu Bochnai. Tai va ten varysim pažiūrėti, ten turėtų būti kriklių ir visą kitą, tai susimato mašinai. Pajudėjom. Žiedkelėlė, laimink žemę, laimink gėlę. Laimink bitę, laimink medų, laimink kritusius ant ledo. Laimink žolę, laimink rasą, laimink jauną širdį drąsą. O все, įvažiavom į Slovakiją, man rodos. Sloveniją, vėl maišau. Septinta kelionė šalis. Oba! Niek nesinėra. Kuris ten yra, kuris vienas, kur ten bet kurie yra, tai gali susveikina į Sloveniją, kaip kur visi yra. Žinau, Old Drive'as pavestis už. Nu, važiavom ir pamatėm gražų vaizdą, tai stojom truputį. Lyja lietutis, bet vaizdelis stebina. Patinka Slovenija, Slovakija. Kol kas normaliai. Gražu. O, atvažiavom į miestą pavadinimu Bled. Jo, ir dabar varom į kiniečius pavalgyt. Labai lyja lietutis. Renkamės kiniečių restorane ką valgyt. Riubo, mėsą, chicken dog, fresh fruit. Nu, atėjom, va, gavom visus patiekalus, kimbam į darbus ir einam valgyt. Spinning. O, išėjom iš kinų restorano, priėjom Bled ežerą. O, Samoškas su šito laiveliu plaukia į tą salą. Mes šį kartą neplauksim. Tai jau reikia paaiškinti situaciją, kokią atsitiko mums. Gavos taip, kad mes matom, kad lietus, pasižiūrim, ką sako sinoptikai. Sinoptikai sako, kad naktį lis ir tik tai ryte prašviesės. Tai mes galvojam, kad reikia mąstyti, kur miegot, kur nėra kempingas. Susiradom vietą, kur miegot, užsisakėm ir išlindom ir... Išlindom iš požeminio restorano ir pamatėm. Kai išėjom iš restorano, toks varelis. Tai nežinau. Nu jau užsirezervavom Airbnb, tai jau nėra pasirinkimo, jau gausim ten miegot. Tai biškį pramazinom, nu bet reikia tikėti, kad naktį lis, rodo, kad naktį lis, tai tada biškį ramiau ant širdies. Gaila, kad nepavyko kempinge miegot, truputį susiknisom antrą kelionės dieną, bet nieko, rytoj mes čia sugrįšim, varysim dar gražesnį ežerą pasmaudyt. Nu, tikriausiai sugrįšim. Na, pažiūrėsim, kaip daryti viską. Jo, dar turim pastrateguoti truputį, kai būsim Airbnb'e. Atvarėm į Lidlą. Pažiūrėkit, o, kazino koks pastatytas, tokioj vietoj, tarp tokių kalnų. O, labai gražiai atrodo. Oportunitės tai yra daug, bet... Jei nepaaiškinau, kodėl mes nepasimėgavom savo laiku prie to ežero, tai čia todėl, nes mums check-inas yra 9, dabar jau 8 beveik, ar kiek. Esmė tokia, kad mums reikia skubėti į Airbnb po truputį, tai neturėjom laiko apžiūrėti miestą. Žemės
Važiavam ir pastebėjom, kad vaizdas kosminis pasidarė. Jo, toj bus. Mes tiesiog važiavom į kalną belekiek aukštai, belekiek ilgai. Nu, ne belekiek ilgai, bet belekiek aukštai. Tai aš ten nefilmau daug, bet toj pamatysit vaizdą, suprasit, koks reikalas. Čia kaip ant tableronė. Čia lidėlį, ten tableronė yra. O. Nu, vaizdas tai visai neblogas. Eik, tas bažnyčias aš net nemačiau. Čia faktap yra. Eik savo. Čia tos tarp debesų tų tokių ružavų atrodo, kad čia iš vis, kaip pasakai, kaip per Šreką kokis. Wow. And hope one day that this chaos and destruction turns for the better. Never a bow in hand. That was when I ruled the land. It was the creepers and the skeletons blew down the doors and boxed us in. Arrows whizzing by like streaks of light. I tried all that I could. Nu, nesprant, kas vyksta mums tais Airbnb ir jų adresais, bet jau antrą dieną iš eilės nepataikom. Rodo, kad atvažiavom ir čia kažkur po dešinę jau mūsų namai. Užsišok, Puzol, pafilmuok. Parodyk žiūrovam, ar yra kur čia mėgot. Nu, kur mėgot yra, bet sunkiai. Ai. Čia jam. Kokia nuotaika? Nu, normaliai, žiauriai gražus kelias buvo, tai viskas gerai. Bet tai, kad su tais adresais antrą dieną iš eilės nesąmonė. Nu, važiuosim į priekį, žiūrėsim, kas bus. Šiaip ne taip atvažiavom. Tikriausiai. Nu, tikriausiai atvažiavom. Vaizdelis vėl neblogas. Negalim skustis. Galvojom, kad vakar, kur mėgojom, bus sunku patopint, nes žiauriai gražus interjeras buvo. Čia interjeras gal neturi tiek daug potencialo, bet vien dėl išorės čia jau gal net geriau. Yra šitas takelis, matosi? Nepavyks įsiaiškinti, kur tiksliai. Bet būtų gerai, jeigu ten. Tikimės, kad ten. Nes per Airbnb rodė nuotrauką šitos bažnyčios. Bet turim abejonių šiek tiek. Pusbrolis va slepiasi mašinai. Nes mes susirezervavom 4 žmonėm, o pasirodo mes 5, tai... Pasirodo, Nu, kažkaip gavos. Tai einam parodysiu, kur gyvenam. Gerai, pradžiai įeina, nusivalom badukus ir juos nusiemame. Tada tepu laiptais ir po laiptų lipimo atsirandame namuose. Bum! Jau truputį įsikūrinėjom. Buvo virtuvėlė, turim dujinę, tai prisipirkom visokių chicken wingsų, picų. Valgysim kaip karaliai. O čia 2 lovos ir čia mūsų homemade 3 lova bus. Tada kiti kambariai. Čia mėgamasis kapitonams bus tikriausiai. O čia kapitono kambarys. Ir tada tualetas. Nu labai solidžiai. 100 eurų išleidom, man rodos. Tai pasidalinus ant 5 nėra, žiauriai blogai. Ir dar mums bosė paliko samagoną. Kažkokia sakė naminė dukra ir jos daro samagoną. Tai eisim testuoti šiandien. Pasakysim, ar skanus ar ne. Vakarėlis prasideda, pusbrolio gimtadienis bus švenčiamas dabar. Įdomi šiandien diena gavos, kažkaip visiškai ne taip kaip tikėjomės, bet galų gale gerai gavos, pamatėm pro kalnus ten visokių kelių įdomių, visokių vaizdų žiaurių. Porą fotkių ant ekrano. Nu, kažką tokio gal priedėtinis tas spaudus. Bet jo, bendrai galėjo blogiau baigtis. Nu. Tai va, tiek. Like, subscribe, follow. Nu, tai susimatom kitam video. Kitam video ten varysim maudytis į pašėlusį ežerą ir varysim į Italiją valgyti picų. Tai iki susiuostymų. Self-suspended by